Tai šiandien tema – pyktis. Sveiki, savaitgalio bitynas šį kartą. Gal ne savaitgalio, o jau atostogų mano bitynas. Pabūsiu 3 savaitės kaime. Vieni pyksta, nežinau, ant veganų. Kiti pyksta, kai antroje juostoje velkasi kažkas. Ir turim piktas bitės. Ką daryti su piktom bitėm? Žinot, kad mane pjauna, aš va čia stoviu prie pat aviliuko dabar ir aš jau blogai jaučiuosi, nes belė kurią akimirką gali į galvą atskristi ir padaryti skiepą. Tai, kad ir kaip aš nenoriu, apsirengsiu šilčiau, teks paprakaituot, bandysiu tą šeimą, nežiūrėsiu nei mamas dabar nieko, tiesiog paimsiu ir dalinsiu į mažesnį. Bandysiu tik tai 2, reiktų gal net į 3. Į 3 tam, kad silpna šeima, nepikta dažniausiai šeima. Nu, nežinau, ar šį kartą gausis tas, bet bandysiu tai padaryti. Bičių dar piktumo stadijos būna. Jeigu atidarai ir jau pradeda jos, jau iš karto plyst, jau skaitosi, manau, kad piktos. Nes normalios bitės atidarai, jos savo reikalus žino, savam užsiėmė ir tu neįdomus jam. Pas mane ši stadija piktumo, nereikia net eiti prie jų keli metrai nuo avilio ir viskas. O kodėl taip yra? Todėl kai kurios bitės kažkaip tai sako, kad kaip pasidaro kaip nuotrauka aplinkos ir jeigu joje sulygina kažkas kitas daiktas atsiranda, jie kaip grėsmę traktuoja ir bando papjauti. Tai dabar aš būsiu tą grėsmė ir tikriausiai mane papjaus. Kelnės ir taip jau šunta viskas pas man tenais. Jau kiaušinienė būtų tokia nebeskista turbūt. Gerai, bet vaikų jau prisidaręs, tai daugiau nereikia. Viskas karšta jau dabar. Blogai, kad patingėjau izoliacijos atsinešti, nes pro čia labai prakanda irgi. Įgėlė nekanda gal jos, bet suprantat, ką noriu pasakyti. O, jau man dabar šilta, gerai taip šilta. Nu vis tiek kažkaip tai nenoriu ištynės būti. Kitiem gal nieko, skiepas sveika, kai kas gydosi sąnarius ar ką tenais specialiai badosi. Nu aš kažkaip norėčiau ne taip stipriai ištinti. Taip, šitą atidarom, dėsim čia naują šeimą. Gerai, važiuojam. Turiu pastebėti, kad veiksmo labai nėra. Toks jausmas, kad įsispėtė. Gali būti ir toks variantas. Nes, nu tikrai, pagal kitas juda viską, o čia nelabai. O įsispės kodėl galė, nes aš jų nežiūrėjau. Paprasčiausiai nenorėjau nieko aš jų matyti apie juos. Jo, žinokit. Tai dabar žinoti, jos piktos ar nepiktos. Ar čia man reikia jas dar? Ai, kaip nemėgstu, susiplanuoji kažką daryti darbą. Nu, piktos, matau, dar vis tiek kaipgi ten. Nes visiškai nieko, man atrodo, čia nėra. Biški prisisiota. Ai, kaip kvepia. Va jau. Jau gerklė. Nu, ar čia normalu? Va, viskas, bandau. O dargi net nepradėjau jokio veiksmo atlikti. Gerai, dabar. Opa, ir iškart motinėlę matau. Ką daryti? Ką daryti su motinėlė? Jinai užstrigus, ai ne, jai čia. Ką dabar daryti su motinėlė? Turėčiau kuom pažymėčiau. Žinot, kiek aš ilgai ieškosiu po to šios. Gerai, reikia, dabar jau biškį nubėgo, reikia, matau, kurioje vietoje. Reikia mamą gal perkelti naują vietą. Ten bus mažiau visko ir aš žinosiu. Bet dabar nežinau, čia lygtai nuėjo. Ai, greit kaip progą praleidau. Tiesiog davė man progą, sako, imk. Aš galvoju dar.
gal toli nenubėga. Ai, kaip šilta man. Kur tu, mamytė? Bet taip, kad atidarai ir mamytė iškart būtų. Ne, matau, kad jau nebėra sesio. Toks šansas buvo. Reikėjo iškart užmušti ir viskas. Kodėl aš nepagalvojau, užmušti reikia, jo. Dūmas, bet dūmas, man atrodo, kad jiem dar didesnį pyktį sukelia. Nes va, viskas jau. Mane bando duopti. 100% įsispėtusi, nes lopšelis vienas jau išgraužtas. Tokia proga buvo, mama, iškart va, hop, atidarau ir mamai. Nu, aš nežinau, dar nei kart taip lengvai nebuvau radęs ir aš per kelias sekundės praleidau savo progą. Nežinau, iš tikrųjų, ką daryti dabar. Biški planai mano keičiasi. Jeigu jis įspėtė, tai jinai jau turėtų būti silpnesnė šeima. Bet gal dar padalinsiu. Bus ramesnė. Tiek. Gal net nesudarinėsiu šeimos. Tada. Nu kas, čia nieko tų bičių nėra. Reikia mamą tik tai tau nugalabėti. Ir viskas. Prišikaliota, kaip, nu, blogai, labai blogai daro. Motinėlė šitą. Nieko iš jos naudos nėra, reikia surasti ir pabaigti šitą nelaimių. Va dar vienas, o sakau, konkrečiai čia viskas įsispėtė. Matau pagal bičių kiekį, kad čia nieko nėra. Ojoj, kaip aš jaučiuosi blogiausias žmogus pasaulyje. Ne tik šeimoje, bet ir pas bitę šeimoje. Gerai, kad jau pripratęs prie šitą. Pažiūrėkit, kaip šikaliot, nu negaliu, nu tokia mama iškart į dausas paleidai ir pamiršai. Ieškojau, radau. Žinau, matosi jum, ką aš radau. Fokusina. Esmė viskas. Turiu atostogas, yra laikas. Naikinu aš ją, nes jinai dar tik, gal jinai ir nebūtų pikta, bet noriu turėti visas veislinės, normales. Čia man jau iš blogos dar padarė, dar spiestasi, tai tikrai yra blogas dalykas. Gerai būti nepamesti jos. Ir ką, ameno, viskas. Viskas, tik tiek. Tiek dėmesio. Iš dulkės į dulkę. Kraunu, tegul biški pabūna be mamos. Nes išspiesta jau, nu, nieko gero iš jos nebus. Tai nėra tolko laikyti. Visus lapšelius išlaužiau. Sudedu. Ir žinau, kad čia mamos nėra. Tada mano sekantis veiksmas gauti naujų mamų. Viskas. Nereikėjo būti piktom. Pačios privedėt prie šitą. Uždėsiu meduvės. Jas irgi nereikalingos. Iš tokios šeimos čia medaus nebus. Taip, apie pyktį. Tokia serija. Eisiu dabar dar tam paieškot, man atrodo, kurių nėra. Neturiu motinėlių, tai aš jas tiesiog izoliuosiu. Jeigu surasiu, apsivilkau šiltai, kad galiu ilgai stovėti, kad gelė, negelė, nepragelė, piktas nepragelė, kitos tikrai nesugels. Noriu susirasti, kurios negerą motinėlę, dar ten vieną turiu. Ją izoliuosiu, bet kol kas dar neapkišiu pečių, kaip šitą sukišau pečių. Kad mažą ką gal negausiu motinėlių, dar kažką, tegul būna atsarginė, po to gal sugalvosiu, ką veiksiu. Tai va, tai neturėkit piktų bičių, aš stengiuosi antrus metus, tai viena buvo pikta, tai kita ir vis tos, kurios pačios išsiveisia, nežinau, iš kur kažkur gal kaimynai, tranai labai pikti, iš kur tas piktis, nežinau. Noriu padėkoti labai už praeitos laidos komentarus. Fainiai, iš tikrųjų fainiai, kad žiūrit.
Nesitikėjau, kad tiek sužiūrėsit tokį ilgą laidą. Tai dar kartą ačiū. Ir Brigitai ačiū už gražų komentarą. Gražiausią komentarą. Tai ačiū ir iki.